Mielas NKTV žiūrovė. Tu žiūri pirmąją 2012 metų NKTV ir jeigu tu tą darai naujųjų metų naktį, kas tu esi? No-liferis, ar ne? Tas geras žodis no-liferis. Gerai, bet čia no offense, viskas yra ok, žiūrim kada nori. Iš karto noriu pasakyti, kad 2012 mūsų studija atsinaujino. Ačiū Juliui, kurio jūs niekada nematot, kuris gyvena ten, kitam kambariuke. Darbštusis Julius iškarpė mums fantastiškų snaigių. Toliau, aš noriu pasidžiaugti tarpušventyje gautomis dovanomis. Toj parodysiu. Tai yra viena vienintelė dovana, kurią gavo laida NKTV. Žiūrėkit, čia yra dėžutė, kurioje yra podelis. Tuoj podelį parodysiu, bet prieš tai paskaitysiu. Su šiuo podeliu mėgaukitės karštais gėrimais iki pat 12 sausio pabaigos bet kurioje Statoil degalinėje. Bitė vaišina. Štai, su šventėmis mus pasveikino bitė. Miela bitė, ačiū labai už podelį. Išbandėme, iš tikrųjų Statoil pila nemokamai kavą ir arbatą. Jėga, bitutė, dėkui. Ir paskutinė istorija, kurią noriu jums pasiekti šiais 2012 metais pačioj pradžioj, yra vėl susijusi su baterijom ir su elementų pasibaigimu. Prieš pat filmavimą aš buvau kirpykloje. Naudojo kirpėją elektrinę mašinėlę. Išskuto čia, tada išskuto čia. Ir tada susiruošė paskusti čia. Spėkit, kas nutiko. Pum, baigėsi akumuliatorius. Ir ką? Nebėra ką atleisti? Bėda? Tai prasidėjo mano metai. Bičiuliai, NKTV numeris 5 prasideda. Linkiu gero žiūrėjimo ir aišku gerų naujųjų metų. Puoselėkime gražias tradicijas. Tikrai labai gera ir teisinga frazė. Bet yra koks fantastiškas naujas dalykas, negaliu aš jų atsidžiaugti. Praėjusioje laidoje aš ganėtinai stipriai užvažiavau ant mūsų konkursinių marškinėlių firminių. Pamena tokie, kur tas valdytis. Žiūrėkite, ką mums atvežė marškinėlių gamintojai šiandien. Uaba! Tadam! Ne tik, kad naujai įdomi spalva, bet ir dydis M. Bičiuliai, jūs jos galėsite nešioti, o ne tik kabinti ant sienos. Nauji NKTV marškinėliai, štai tokie. Pralošimui, konkursas, tradicinis, viską puikiai žinote. Čia yra mygtukas rekomenduoti. Facebook'e ant savo sienos rekomenduojate mūsų laidą, daugiau žmonių mūsų pasižiūri, o jūs turite šansą pasipuošti NKTV marškinėliais artėjant vasarai. Tai va, pirmin, dalyvaukit. Ačiū. – 2012 metais įvyks ne tik pasaulio pabaiga. Įvyks dar ir kito pasaulio, to netikrojo pasaulio, Facebook'o pabaiga. Kaip skelbia svetainė weeklyworldnews.com ir nuorodą mums atsiuntė beje Remigijus, ačiū jam. Facebookas pasibaigs 2012 kovo 15 dieną. Ta dieną Markas Zuckerbergas ištrauks iš rozetės centrinį serverį ir visas Facebookas mirs. Taigi, bičiuliai, gelbėkit savo duomenis ir ruoškitės Facebooko uždarimui. Puikiai svetainė, puikiai žinia. Bet kokie jūs pikti, prisiuntė tokių negerų laiškų, sakot, aš atspėjau, kur slepiasi mėsa, 13 minučių 45 sekundės, o jūs manęs neparodėt kalėdų laidoj. Neparodėm. Taip, dalies laimėtojų mes neparodėm, nes paprasčiausiai laidoje pritrūko vietos jūsų pavardei. Tačiau mes, ką sakome, tą ir padarome, kaip ir telolto. Ką žada, tą ir padaro. Todėl dabar, bičiuliai, pabam! Nauja bėganti eilutė su likusių konkursantų vardais ir pavardėmis. Dar kartą, ačiū, kad suradote tą velnio nelemtą mėsą. Įlyskime dabar kartu į internetą ir pažiūrėkime, ką gero prisiuntėte ten, rubrika tinkle. Bet prieš tai dar kartelį noriu padėkoti bendrovei Bitė, kuri šiltam bendravimui padovanojo mūsų laidą štai šį podelį, su kuriuo galima nuolat pasipildyti Statoil kavutės ir arbatos. Kaip dėkingumo ženklą, miela Bitė, kaip dėkingumo ženklą NKTV per visą šią rubriką tinkle, jūsų podelį laikys va čia garbingoje vietoje šalia Meškučio Alvydo. Čia yra pati garbingiausia vieta, praktiškai piedestalas. Tai nerkime į tinklą ir žiūrėkime pirmąją svetainę.
Redas Pociūnas atsiuntė laišką ir sako, štai, jeigu jums reikia padaryti vieną darbą, šita svetainė padės kuo puikiausiai. Redai jėga. mp3cut.net. Čia jūs įdedate mp3 failą. Labai greit parodysiu, kaip tai veikia. Štai, aš čia turiu parsisiuntęs Arvydo Vilčinsko dainą apie vasarą. Brum. Failas keliauja į svetainę ir tada galit padaryti vieną labai paprastą, bet kartais taip reikalingą dalyką. Jums reikia atkirpti, tarkim, pirmų 30 sekundžių dainos. Nesigilinkime turinį, bet 30 sekundžių. Štai, pasižymite kairį kraštą, pasižymite dešinį kraštą, cut and download. Kerpame ir parsisiunčiame. Štai prašau, sutrumpinta daina jau mano kompiuteryje. mp3cut.net. Ir tas pats Redas pretenduoja akivaizdu tapti pačiu naudingiausiu šios laidos žiūrovų, nes dar vieną praktinį įrankį siūlo visiems. Jeigu jums dėl kažkokių tai priežasčių reikia PDF bylą konvertuoti į doc arba Wordinę bylą, ši svetainė jums padės. Bandom. Aš turiu išsisaugojęs kompiuterėje kažkokį PDF-ą, nežinau apie ką, kažkokią instrukciją iš interneto. Dedu į šį puslapį ir spaudžiu Convert and Download. Žiūrim, kas bus. Ir matau, kad mano naršyklė jau siunčia man kažkokį doc failą. Pabandysiu jį atidaryti. O, prašau. Štai čia yra dokas. O jeigu aš dabar atidaryčiau originalų PDF-ą, iš kurio aš dariau šitą doką, jis atrodytų... Štai čia yra originalus failas. Kaip matot, kokybė praktiškai nenukentėjo. Redai, gerai pavariai. Bitė į tavo sveikatą. Audrius Navardauskas atsiuntė mums svetainę, kuri yra gera. Žiūrim, kas joje. Čia jūs galite padaryti štai tokį dalyką. Įsivaizduokite, kad norite įsigyti telefoną. Tarkim, jūs turite dabar LG Optimus 7. Kas turi LG Optimus 7? Pasirinkim. Bum. Ir norite pažiūrėti, ar iPhone'as 4S yra už jį mažesnis ar didesnis. Pasirinkate 4S iPhone'ą. Matote, kad mažesnis. Pasirinkate dar vieną telefoną palyginimui, pavyzdžiui, HTC Desire S. Brum. Labai panašaus dydžio į iPhone'ą. Galima tos telefonus stumdyti kairę į dešinę, šalia dėlioti. Esmė tokia, kad svetainėje jūs matote telefonus tokio dydžio, kokie jie yra iš tikrųjų. Realaus dydžio telefoną. Štai prašau. Tokia tad paprasta svetainė. Jeigu jums dėl kažkokių priežasčių pritrūktų Facebook'e arba kokiam kitam interneto pokalbių kanale simbolių, neužtektų standartinių šypsenėlių, galite eiti į šį puslapį, kurį atsiuntė Artūras Tamošiūnas. Ir va, kiek čia visokios velnevo, žiūrėkit, pasirenkat širdelę, padarote į kopiją, ar ne, ir peistinat, kur reikia. Paimat, padarot kopiją ir peistinat į pokalbį. Ką čia dar turim šypsenėlės? Kokios šypsenėlės? Mani, žodžiu, šimtai, netgi tūkstančiai pačių įvairiausių simbolių jūsų interneto pokalbėms. Jeigu reikia, pirmin, prašom, svetainės nuorodą rasite kur? nkatv.lt. Po tokios galybės naudingų ir praktiškų svetainių reikia šiek tiek poilsio. Aš ir kalbu ramiau ir noriu dabar atsipalaiduoti kartu su jumis. 90 sekundžių skirkime poilsį. Julius Morkūnas, ačiū už šią svetainę, šis žmogus mums atsiuntė. Ramybės kampelis. Paspauskime tarpą. Sako, kad kažką, išjung telefono garsą, sako. Sako, rimtai, išjung telefono garsą, gerai, išjungiu telefono garsą. Sveiki atvykę Ramybės kampelį. Sveiki, Julius, sveiki. Ramybės kampelė nėra didžių raidžių. Čia nėra Facebook pranešimų, Twitter, Google+, Square, elektroninio pašto, Messenger.
Bitė. Baigėsi viskas. Po lengvo isteriško poilsio reikėtų vėl kibti į darbus. Mija Počkauskienė siūlo mums aplankyti, švelniai tariant, keistą puslapį. Bet, kadangi jis toks egzistuoja, matyti yra ir elektoratas, kuris jį naudoja. Pabandykime pakalbinti dvasią. Miela Mija, taip, tavo nurodymu aš pabendrausiu su dvasia internetu. Ilgai galvojau prieš šitą puslapį. Su kokia konkrečiai dvasia aš norėčiau ir turėčiau pabendrauti. Žinokit, pykite, nepykite, bet aš noriu pabendrauti su Drąsiaus Kedžio dvasia. Ir noriu drąsiau užduoti klausimą tau. Klausimas būtų toks. Jeigu tu būtum gyvas ir Michaelas Jacksonas būtų gyvas, ar tu Drąsiau Kėdy būtum nušovęs Michaelą Jacksoną? Toks yra klausimas Drąsiaus Kedžio dvasiai. Bet dvasia manęs neišgirdo, aš turiu parašyti į tekstinį langą. Rašau, ar būtum nusovęs Michaelą Jacksoną? Kablelis, drąsiau. Klaustukas, taip? Klausti. Žiūrėkit, šitas daiktas juda ir jis man dabar padiktuos atsakymą. Ne. Atsakymas yra ne. Ne juokas su dvasia bendrauti. Aš Drąsiaus Kedžio. Ne juokas. Žinot, turiu prisipažinti, šioje vietoje atvirai jums. Man jau nuo pat laidos pradžios yra klaikiai šalta. Ar žinot kodėl? Todėl, kad Julius pamiršo prieš filmavimą įjungti šildymą gyvulys. Dėl to man yra šalta, tai žiauriai šalta, bet aš negaliu sėdėti su megstiniu savo ten storuoju ir taip toliau, nes reikia turėti brandinį marškinėlį ant savęs. Gerai, bičiuliai, tai tiek rubrikoje tinkle. Norite pasidalinti gerą nuorodą, rašykite ant mūsų Facebooko sienos, tiesiai ant sienos. Kaukšt! O tada mes jau pažiūrėsim, paskaitysim ir galbūt parodysime kitoje NKTV laidoje. Dėkui! Jokia tai paslaptis, kad laidoje NKTV žiūrovai valdo. Rubrika, kurioje mes žiūrime, ką jūs parašote mums. Ir mes, aišku, atsižvelgiame į tai. Na, bent jau perskaitome viešai visam YouTube'ui. Haha. Gerai. Šiandien Evelina Lazickaitė rašo tokį dalyką. Ar skanus buvo kotletukai su džiūvesiukais? Evelina, nuostabus. Mano mamos kotletukai pasakiški. Patys geriausi kotletukai iš visų kotletukų. Kitas laiškas. Kaminų atkamšytojas. Kaminų atkamšytojas. Jau pop-up reklamos ištaškė mano ekraną vien nuėjus į nktv.lt. Per reklamas nebus kur pamykti pelės. Klausyk, kaminų atkamšytojau. Nėra taip jau blogai nktv.lt. Gerai, yra ten bėga tokia eilutė, išlenda kartais pop-upas. Klausyk, bičiuliai, nktv.lt saito išlaikymas kainuoja. Kainuoja bent jau hostingas. Ir tos niekingos keletas reklamėlių padeda mums uždirbti 1-10 litų per mėnesį, kuriais mes sumokame už tą hostingą. Tai būkit mėly, nekreipkite dėmesio į tas reklamas blogąją prasme, o galbūt netgi paspauskite ant jų ir padėkite mums uždirbti 1 litą kitą. Ok? Nieko tokio. Gerai. Valentas Milleris sako, tas pagreitintas anekdotas pirmą kartą išgirdęs buvo juokinga, o dabar netaip juokinga yra. Valentai, sutinku. Dabar nebejokinga, todėl šito laidoj kompiuterinio anekdoto nebus. Sakiau, kad žiūrovai valdo. Ir paskutinis kreipimasis į laidą, jį kreipia į mus esmė. Kažkas, kas pasvadino esmė. Vedėjas galėtų atsisakyti snobiškos studentiškos manieros, bent rimčiau atrodytų. Snobiškos, studentiškos. Čia tu kaip tą patį rašai. Tai labai ne tas pats. Ir snobiška, ir studentiška. Bičiuliai, išsirink, kokia yra mano maniera. Ar snobiška, ar studentiška, o tada aš jau jos atsisakysiu. Arba neatsisakysiu. Greičiausiai neatsisakysiu. Laidoje atėjo laikas reklaminiai pertraukėliai, kurios metu aš turiu atidirbti pirmam mūsų rėmėjui, kuris mus paremė ne pinigais, dėja, bet vis tiek
pirma parama yra gera. Kalbu apie stebuklingą bitės puodelį, kuriame nuolat atsiranda kava, nemokamai, jei nuvažiuoji į Statoil degalinę. Štai, puodelis, štai rodau bitės logotipą. Reklamuojame ir dėkojame už rėmimą gėrimais. Viskas gerai? Judame toliau laidoje NKTV ir prijudėjome iki NKTV archyvo rubrikos, kurioje šiandien vėl keliamės prieš 10 metų, kur 2001 metų rugsėjo 29 dieną bendrovė Bitė, ačiū už puodelį, pristatė greitą eigį mobilųjį internetą. Ir atkreipkite dėmesį į vieną skaičių, kiek tuo metu Bitė turėjo mobiliojo interneto klientų. Atkreipkite dėmesį. Rugsėjo 26 dieną bendrovės Bitė GSM atstovai pranešė, jog kito mėnesio viduryje komerciniam vartojimui ketina pateikti GPRS paslaugas. Pasak jų, Bitės GSM GPRS ryšys jau dabar veikia beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Bitė GSM bus pirmasis Lietuvos mobiliojo ryšio operatorius, kuris savo klientams siūlys GPRS ir High Speed duomenų perdavimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė turi virš 250 High Speed ryšio klientų. Kažkaip subitėjome mes šią laidą, ar ne? Kaip Bitė plus kokią. Tad pabandykime subalansuoti laidą vėl ir parodykime NKTV archyvo rubrikoje, ką dar 2000 metų rudenį veikia Omnitel. Štai, Omnitel naujienos prieš 11 metų. Omnitel abonentai, kurie turi Nokia telefono aparatus, taip pat gali naudotis mano telefono paslauga. Tam jiems reikia prisijungti prie savo mozaikos, pasirinkti mano telefonas paslaugą, pasirinkti punktą melodiją, atsiranda melodijų sąrašas, kurias galima perklausyti iš pradžių, taip pat galima iš karto atsisiųsti į savo telefoną. Pasirenkama paprasta nuoroda ir melodija atsiunčiama kaip trumpoji žinutė į telefoną, po kelių sekundžių gaunam atsakymą. Gautą melodiją galima perklausyti ir išsaugoti. Ačiū Marčiau už puikią žaidimų rubriką ir atsidėkodamas tau noriu perskaityti tavo žinutę, kurią tu prašei, kad aš perskaityčiau visiems. Skyrybų advokato jau nebereikia. Dėkui. Namuose taika. Valio. Namuose taika, laidoje taika. Taika visiems. Zula sends his regards. Mūsų Facebooko fanas Rapolas Terleckas sako, kad šioje laidoje turime apžvelgti Shadow Warrior. Pageidavimas tikrai įdomus, todėl iš karto puolame vykdyti Rapolo pageidavimą. Jei šiuo metu stebitės tuo, ką matote savo YouTube ekranuose, to daryti nereikėtų. Mat šis grajus pasirodė dar 97 metais. Dalis jūsų tuo metu nebuvote gimę, o štai laidos redaktorius Martynas tuomet Shadow Warrior įnirtingai plėšė pasislėpęs mokyklos informatikos kabinete. Shadow Warrior yra 3D Realms vyrukų kūrinys, tų pačių, kurie sukūrė legendinį Duke Nukem, turime omenyje tikrai Duke'ą, o ne tą nesąmonę su Forever žodžiu. Pagrindinis Shadow Warrior veikėjas yra Lo Wangas, jis azijietiškas Duke'o klonas, nešvankių bajeriukų turintis ko gero daugiau nei jo amerikietis draugelis. Žaidime viso rasite 22 lygius, kuriuose kapotis pradėsite turėdami kataną. Jos pradžioje pilnai pakaks. Tačiau, jei vėliau tikitės žvaigždučių, nunčiakų ar naginėtų, ne, to nebus. Lo Wangas vietoj ninzių ginklų vėliau iš užančio traukia automatus, raketsvaidžius, granatas ir kitas šiuolaikinės naikinimo priemonės. Čia tiesiog dar vienas 3D Realms vyrukų bajeris.
Beje, Shadow Warrior yra gerokai sunkesnis nei Duke Nukem. Čia rasite daugiau galvosukių, tad jei norėsite pereiti į kitą lygį, nepakaks tiesiog iškapoti ir išskrudinti visus priešus. Reikės pasukti ir makaulę. Lygių geografija taip pat įvairi. Nuo sandėlių iki povandeninių laivų ar kaimo miške, kuriame vaidenasi. Be single player kampanijos čia rasite ir 4 žemėlapius skirtus žaisti deathmatch. Negi ne kietai, a? Eugenijus Žibas ir jo feisbukinė chebra labai norėjo, kad pakalbėtume apie Minecraft. Kągi, jo žodis, mums įsakymas, tad apie Minecraftą ir šnekame. Aha, dar prieš tai sakome Rokui Nagrockiui, kad mes nesame RPG laida. Taip, RPG žaidimai yra kiečiausi pasaulyje, dėl to galime ginčytis iki pasismaugimo. Bet šiandien laidoje specifiškai ne vieno RPG. Patenkinti? Ok, dabar jau tikrai apie Minecraftą. Tai ne RPG, o nuotykių žaidimas, kurį sukūrė indie kūrėjai Mojang. Šiame žaidime galite daryti ką tik norite, laisvės čia niekas neriboja. Esate įmetami į platų pasaulį, kur galite tyrinėti, statyti, siurbti resursus ir kitokią velnevą daryti. Siužeto žaidime nėra. Tačiau, jei jau ieškosime, ką visų pirma darėme mes, rekomenduojame pradėti nuo survival režimo. Čia dienos metu užsimate darbais. Blaškotės po miškus, pelkes, kalnus, dykumas, tundras ir velniai žino kokias dar vietas ir ieškote resursų. Iš resursų gaminate plytas, lentas, ginklus, maistą ir kitus dalykus, iš kurių po truputį galite kurti savo civilizaciją. Kam viso to reikia? Ogi tam, kad naktį prabunda skeletai ir zombiai, nuo kurių reikia apsiginti. Nes zombiai ateina ne su kalėdomis ir ne su vasario 16-ąją pasveikinti, o jums galvą nukasti. Šis dienos nakties ciklas žaidimui ir suteikia siužeto bei prasmės. Dieną dirbate, ginkluojatės bei strateguojate, o naktį imatės darbo ir čirškinate dvokiančią zombių mėsytę bei traiškote skeletų kaulus, kurių net nususę šunys neėda. Pabandę Minecraftą įsitikinome, kad jis pavojingas ir užkrečiantis. Redaktorius Martynas keliskart bumbėjo, kad prisėdo vos trumpai sesijai prieš miegą, o miegoti nuvirto 4 ryto raudonomis akimis. Žaltys ryte ėjo į darbą, va štai toks Martynas tas mūsų. Žaidimas tikrai įtraukia. Galite pamiršti ne tik miegą, valgymą, bet ir nueiti į tūliką, kas jau tikrai pavojinga ir nebegerai jūsų šlapimo pusliai. Todėl rekomenduojame Minecraft naudoti dozuotai. O jeigu savimi nepasitikite, nustatykite žadintuvą, kada reikia nustoti žaisti. Pastaba, žadintuvo nereikia, jei turite žmoną, kaip Martynas. Šiais, naujais, gražiais 2012 metais laida NKTV nori būti su jumis atvira iki pat galo. Iki pat to, kad dabar mes parodysime jums pačius pačiausius, pačius neveikiškiausius dublius. Filmavimo dublius, nes tai, ką aš pasakau čia jums į ekraną, įrašoma yra kartais ne iš pirmo karto. Kartais būna dalykai, kurių jūs nematote, kurie tūno kažkur giliai kompiuteryje. Tai vat mes su Julium pasiknisom prieš pat naujosius ir atradom keletą tokių dublių, kuriais norėtume pasidalinti su jumis. Prašau. Bet tai koks tas išdykėlis yra Darius Šilkaitis? Oi, išdykęs, bet kažkaip išdykėliai šiandien mums tas puslapius atsiuntė. Aš nežinau, kas čia per išdykizmas. Davai iš naujo. Kita laida bus po savaitės, sekmadienį. O kas bus kitas sekmadienis? Ogi sausio 1 metų. Kaip? Sausio 1 metų. Kas čia? Žodis vienas sakinys, nesuprantu. Ulvidukas. Šeškas. Aš pats apalpsiu. Žinai, kaip bus, Julio, aš tiesiog stovėsiu ir griūsiu. Aš griūsiu, žinok, nuo ko. Reikia man leisti ne insuliną, bet reikia man nuimti iš tus marškinėlius. Va, bet jeigu kas nors norėtų užsisakyti reklamą, paskambinkit mums arba parašykit. Iš naujo. Nereik mums skambinti nieko. Neskambinkit. Mūsų reklamos breikas vis dar tuščias. Taip yra todėl, kad
A variantas. Mūsų laida yra nepakankamai gera. Ir B... Čia ne. Supratau, kad dar nueisiu į C, man šiandien labai daug nori šnekėti. Bloga diena. Oficiali žinia nuo laidos NKTV. Žalieji marškinėliai iškeliavo į cheminę valyklą. Draugai, ačiū, kad žiūrėjote 5-ąją NKTV laidą. Puoselėkime gražią tradiciją ir 2012-aisiais ir pabaikime laidą neigiamų komentarų apie ją. Šios dienos komentaras priklauso nežinau kam, prisipažinsiu, kad neužsirašiau, pamiršau, bet komentaras skamba taip. Žiauru, gaila, bet nusivažiavot. Pirma laida dar juokinga, bet jei toliau tą patį kursit ir darysit, greit nusibosit. Gaila, o Januška man visai tiko, o dabar kalbat niekus, net vaikam neįdomu. Tai tiek, 5 laidą baigiam, susitiksim po savaitės, iki.